Nu, Loreta, pašnekam gal apie braškis. Taip, tai irgi aktuali tema, nes šiandien dienai mes pradedam formuoti derlių kitų metų sezonui. Tai labai svarbu vėl yra augalų paruošimas žiemai ir paduoti elementus, kurie tikslingai veiktų į žiedinių pumpurų formavimąsi. Tai mes jau kitam sezonui ruošiam? Taip, čia matai yra pirmamečiai diegai, tai dar čia viena kita gal tik tai pradėjo žydėti, bet derlius pas jas bus tik kitais metais, bet turim braškės ir 2 metų. Tai dažniausiai savininkai lapus pašalina. Ir braškėm, kas yra aktualu, tai azoto, fosforo, kalio. Dėl tas pats santykis turi būti mažiau azoto. Tik tai, kadangi jos dar rudenį atauginėja naujai lapus, formuoja tos žiedinius pumpurus, tai azoto galima trąšoje turėti iki 10%, ne daugiau. Bet su didesniu azoto kiekiu trąšas naudočiau tik iki rugsėjo vidurio. Aš atsiprašau, kad jums pertraukti, bet žiūrėkit, katins tenai. Tai kiek suprant, dabar yra pats tas metas, kai reikia tas braškytis patrešti? Tikrai taip. Ir jeigu mes turime silpnesnius augalus, krūmukus, tai pirmiausia reikėtų... O, magiai visiems atgal. Išsitraukit, kuda turite? Reikia pažiūrėti, kas tas kišenėse ten gyvena. Yes. Tai pirmiausia, gal panaudočiau priemonės, kurios skatintų šaknų sistemos augimą ir stiprintų patį augalą. Rekomenduočiau produktus su huminėmis, fulvinėmis rūgštimis ir mikoriziniais grybais. Mikoriziniai grybai turi didelį pliusą, nes praplečia patį augalų šaknyną, pagerina vandens įsavinimą ir maistinių medžiagų paėmimą iš dirvožemio, maistinių medžiagų, kurios sunkiai įsavinamos iš dirvožemio, iš organikos. Tai čia, kai mes turim 1 metų daigus, tai matai, jie yra gerai ir išsivešėję, lapai pakankamai sveikai atrodantis, tai mums užtektų čia trąšų su mažesniu azoto kiekiu. Bet jeigu mes turėtume nusilpusius krūmus, aš čia labai tokio pavyzdžio nematau, tai tikrai panaudočiau pirmiausia biostimuliatorių. O kaip jį panaudoti, jeigu jie jau yra pasodintus? Taip, tai dabar geriausia, aišku, būtų sodinimo metu, bet kai pasodinti mes palaistom. Ir dar kartą reikėtų švarių vandenių perlieti, kad mikorizinių grybų sporos įsiplautų į šaknų zoną. Ir tada tiem silpnesniem krūmeliam panaudoti trąšas su didesniu azoto kiekiu. Arba galima eigoje dar rudenį panaudoti biostimuliatorius su amino rūgštimis, su jūros dumbliais, kurie skatina kažkiek to augalo vystymasi, bet neaktyvina viršutinis tos dalies, vegetatyvinės dalies augimo. Nes mums vis tiek reikia fokusuotis, kad augalas suformuotų kuo daugiau žiedinių pumpurų, jisai sukauptų kuo daugiau sausųjų medžiagų ir taip geriau peržiemą. Pati va yra žipūrų. O, yra pačia žyki. Man tai labiau braškės patinka. Man irgi. Aš nelabai fanų aviečių. Avietės skanios miškinės, bet kai mama prirenka. Tai dabar matom, kad čia jau yra užmegztos avietės. Tai kokių klaidų reikėtų vengti tręšimo metu? Kaip minėjau, reiktų naudoti daugiau kalio, kad jos būtų saldesnės, fosforo, kad geriau įsisavintų ir kitas maistinės medžiagas. Gal šiuo atveju aš naudočiau ne birias trąšas, o greičiau rinkčiausi skystas, NPK trąšas su didesniu kalio kiekiu, nes su vandeniu tos tirpios trąšos daug greičiau papuola į šaknų zoną ir papuola į patį augalą. O dabar labai svarbu tas greitums, ne? Taip, nes vis tiek diena trumpėja, vegetacija trumpėja, tas augimas yra augalų lėtesnis. Tai va, kad paspartinti maisto medžiagų padavimą į uogytės, tą cukraus kaupimą, skystos trąšos būtų šiuo atveju efektyvesnės. Gerai, o dabar apkalbėjom jau užaugusius avietis. O sakykime, aš noriu pradėti aviečių ūkį. Tai ko man reiktų žinoti, ką reiktų nedaryti, kur reiktų daryti, jeigu aš pasisodinu pirmo avietį, kad jinai užaugintų daug aviečių ir saldžių aviečių. Taip, kadangi tai yra daugiamečiai augalai, tai pirmiausia pasirūpinčiau pačiu dirvožemiu. Nes, kaip sakau, tai yra pagrindas, nuo ko paskui priklauso ir šaknų vystymasis, ir pats augalas, ir galutinis rezultatas derlius. Panaudočiau organinės trąšas
Ir rinkčiausi trąšas sertifikuotas ekologiniams ūkiams. Sakysim, kad ir tą patį vabzdžių mėšlą, kadangi jisai ilgiau veikiantis dirvožemyje ir dar plius skatinantis mikroorganizmų, bakterijų ir grybų veiklą. Tada pasirinkčiau mineralinės birias trąšas, tai yra greitos trąšos, sąlyginai greitos trąšos, kurios reikalingos augalams, tik tai šitoje vietoje susiduriu, kad daro, ypač kur nedideliais kiekiais sodina ar tą pačią braškę ar avietę, daro klaidas. Paima trąšų saują, įpila į duobutę. Tai negalima nepilti? Ne, nes jaunas augalas, o čia mes turim didelę koncentraciją druskų ir degina tą šaknyną. Tai reiktų trąšas gerai išmaišyti duobutį, o dar mažiau rizikos, jei vėl mes pakrikai išsibarstytume. Tada rinkčiausi biostimuliatorius skirtus geresniam įsišaknyjimui ir prigijimui ir kad augalas sodinimo metu nepatirtų to streso. Galimas variantas netgi rinktis su hidrogeliu. Tik tai jeigu imsim palaidą hidrogelį, taip pat nedaryti tos klaidos, nepilti vienoje vietoje į duobutę, bet jį tolygiai išbarstyti. Tai aš kai sodinsiu avietę, atvažiuosit jūs pas mane, nepagelbėti? Būtinai. Nu, tai Loreta, įsilyja, sako, gal einam po kokį stogelką, neperšlaptume kiaurai. Einam per avietyną, prisirinksim prie arbatos dar uogų. Gerai, gal rasim kokį udą? Skink uogas. Aš tai radau. Nori? Ne, nenoriu. Kažkaip man braškės man labiau.